Mononatrio gliutamatas E621 yra tikrai žinomas daugeliui skonio kvapo stipriklis. Kai aš mokiausi maisto technologijos, kūno technologijos universitete, profesorius vienas pasakė, kad dabar jūs, maisto technologai, kursite maistą, kuris visiems bus be galo skanus ir jo norės dar ir dar ir dar. Tai taip ir atsitiko, kai žmonės sako, oi kaip man skanu yra rūkyti mėsos gaminiai ir apskritai gaminiai iš mėsos, nu tokio gero skonio. Man čipsai yra labai skanu, man yra labai skanu silkė, kad man labai skanu yra užpilamos sriubos. Niečių maistas yra pats skaniausias, tai iš tikrųjų man kelia juoką. Kodėl? Todėl, kad tai yra nenaturalus skonis, tai yra E621 darbas. Visas šlamštmaistis, greitas maistas, kuris yra su padažais įvairiausiais, dažniausiai irgi turi skonio kvapo stipriklį. Tai kai tu sakai, kad tau šis maistas skanus, tai iš tikrųjų ne tausiai skanus, o maisto pramonė džiaugiasi, kad padarė tokį maistą, kurio tu nori dar ir dar ir dar. Ir ką jisai daro su mūsų organizmu, ne tik sustiprina skonį, ne tik natūralus maistas mums tampa nebeskanus, bet daro ir lėtinės pasiekmes, kurios tikrai atsiliepia mūsų sveikatai. Iš esmės venkite šio maisto priedo, jeigu nenorite turėti dažno galvos skausmo, širdies ritmo sutrikimų, svorio disbalanso, susirgti nutukimu arba turėti medžiagų apykaitos sutrikimų. Jeigu nenorite turėti kepenų pažeidimų ir apskritai norite išsaugoti savo reprodukcinę sistemą ir būti sveiki bei laimingi, rinkitės natūralų maistą be skonio kvapo stipriklio E621. Patiko mano patarimas? Neabejoju, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau Raminta patarimų. O daugiau naudingo turinio gali rasti sveikatai palankus svetainėje ir mano elektroninėje parduotuvėje, kurioje dalinuosi ne tik mokymais, seminarais, kviečiu įsigyti savo receptų knygas, tiek elektroninės, tiek spausdintas, vaikų pasaka Brokoliukas, kurią esu parašius jūsų mažiesiems ir daug kito naudingo turinio, tiek mokamo, tiek nemokamo gali rasti pas mane. Numeruok naujienas, nes tik tau bus geriausios nuolaidos ir tu pirmas sužinosi naudingą informaciją.